Labą dieną, Gintarai. Labas, Viktutė. Tai šiandien pakalbėkim apie dvejekę būgnų, trumpą charakteristiką šitos partnerystės ir bendravimo kortos. Kasgi čia per žmonės tie dvejekės būgnų? Kaip jie... Tai papasakok, jeigu skaičius 2, kaip vyraujantis charakteristika, tai ką mes paprastai pasakom apie tokius žmonės. Dvejetukas, mes jį dažnai matome. Dvejetukas visuomet yra pora, ar ne? Taip. Todėl, jeigu mes orientuojamės į skaičių, nori, nenori, mes turėtume kalbėti apie bendradarbiavimą, meilę, suartėjimą. Žmogus turintis ieškoti savo partnerių, partnerystės. Tai ką dabar, Gintarai, galim pereiti prie kito brėžinuko, prie einamųjų metų. Taip, tai yra dėl ko mes ir pradėjom tą visą pokalbį, kas yra įdomiausia visiems. Mes šiandien čia su tavim aptarinėjom ne šiaip kažkokią asmenybę, o dabartinį Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Turėtumėt matyti 47 metus dabar. Einamuosius metus, taip. Tai yra visos kortos bus sumaišytos šiais metais, 47 šito asmens gyvenimo metais, visi jo planai, kuriuos jis numatė per 8 kryžių, dėl ko jis dėjo visas pastangas, telkė save, savo pasaulį, savo aplinką, visos jos subirės. Kodėl? Todėl, kad įsiveržė netikėtumo faktorius. Širdžių tūzas jo paties asmeninio likimo kortelė. Va šie metai lems jo paties gyvenimą. Ne praeitį, ne užpraeitį sistemą. Pažiūrėkite, kas stoja po dvejekę būgnų sielos pozicijoje, nematomai pozicijoje. Kas vadovauja šitam žmogui šitais metais? Kryžių karalius. O kryžių karalius, jeigu mes šitą simbolį tapatinsim su kokia nors šalia, yra Didžiosios Britanijos karūna. Taip. Vadinasi, vienareikšmiškai pasakau, įtakų šitas žmogus gali turėti kiek tik nori, kokiu tik nori, kaip politikas, kaip prezidentas, tiek iš artimos aplinkos, tiek iš svetimų šalių kišimosi, patarimų ar pagalbos, nesvarbu, bet pagrindinė linija čia yra Didžiosios Britanijos linija. Ir mes su jumis žinome, kad šiemet išiškėjo būtent tokia situacija. Visa Europa, vadovaujant Didžiajai Britanijai, yra už karo pratęsimą, skirtingai nuo Amerikos pozicijos. O Amerikos pozicija kada išiškėjo? Atidžiai paieškokite kortelėse, ne iš eilės. Kur ir kada staiga paaiškėjo, kad viskas čia keisis, kažkas čia vyksta ne taip, kaip aš miniu, kortos susimaišė. Čia šitam brėžiny, kada viskas pradeda maišytis? Taip. Tai Veneros periode rodo, kad jis atsiduria, galima sakyti, kaip derybų tarp 3 pusių. Ir visiškai teisingai dalyvauja 3 pagrindinės pusės, tikrai vyksta derybos, bet pokyčiai, kurį jį nuvilia, jį asmeniškai, mes nekalbam dabar apie visą šalį, jį asmeniškai nuvilia nevilties, visko praradimo kortelė yra kada? Gegužės 9. Žinai, Viktorija, aš kada vakar pasidariau šitą kosmogramą, aš pradėjau juoktis. Tarsi šita senoviška iš Babilono kilusi sistema būtų vakar sudaryta Kremliaus kabinetuose. Kodėl aš tai pradėjau juoktis? Todėl, kad gal čia juoko didelio ir negalima, reiškia, leisti, nes vis dėlto vyksta karas, yra milijonai žūstančių, invalidų ir taip toliau. Matai, ten yra pažymėtas laikas. 9 gegužės. O mes su tavim žinom. Devynakė širdžių nusivylimų kortelė, kad jis rodo jaučiasi nusivylęs.
ne tik, kad jaučiasi nusivylęs, čia galime net žiauriau ir dramatiškiau sutraktuoti tą kortelę. Čia vos ne mirties kortelė. Būtent todėl, kad marsiniai pozicijai stovi. Taip. Jis jautėsi beveik viską turys, valdantis Ukrainą, būgnų dama. Viskas mano valiai. Ir tai valiai pasipriešina kas, pasižiūrėk, vidinė brate stovi Trumpo korta. Taip, štai šita. Triakė būgnų. Štai konfliktas. Žmogus, jo šalis, jis to šalies vadovas, tačiau įsivelia tretieji asmenys, sakysim, Trumpo pavidalu. Mes žinom, kad Amerika šiandien nėra vieninga, jinai irgi yra susiskaldžiusi, bet, reiškia, kas vadovauja tai armadai arba tai valiai, čia labai gražiai parodyti Trumpo kortelį. Vienas dalykas ir koks rezultatas va šito Marso, šitų dėrybų, šitų sprendimų priimtų rezultate, tu matai, turėjo būti pelnyto atlygio kortelė 5 būgnų, kada žmogus tikėjosi maksimaliai, kad jo pastangos, jo kova bus įvertinta. Tai yra žmogui, tautai, valstybei bus atlyginta už tą kraują, prakaitą, vargą ir taip toliau. Tai yra 5 būgnų. Mums priklauso teritorija, mums priklauso kažkokios teisės, dar kažkas. Ir, reiškia, vis dėlto korekcija yra širdžių valetas. Širdžių valetas, niekas jums nebus atlyginta, į niekas nebus atsižvelgta. Jūs tampate auka, manipulacijų auka, politinių aplinkybių auka, ko tik nori auka. Aukos korta. Jūs esate aukojami, jau aš pažodžiu skaitau. Vardan taikos. Matai, fone stovi prie 5 būgnų, 6 širdžių. Taikdario korta, taikos korta. Likimo korta to pačiu irgi. 6 kaip likimas. Vardan likimo bus neatsižvelgta į, sakysime, teisėtus Ukrainos interesus, teritorijas ar dar ką nors. Bet čia ne Ukrainos yra brėžinys, tai gal sakykim, kad tai negaus tai, ko nori, nebus savarankiškas žmogus, nesirealizuos jo visi sumanimai taip, kaip jis nori, o bus taip, kaip likimo lemta. Galima ir taip turbūt skaityti. 6 širdžių yra, jos pasąmonės korta yra būgnų karalius. Tai yra dėl ko visas šitas žaidimas prasidėjo. Aš atsiprašau už terminą žaidimas. Taip. Bet vis dėlto, mes žiūrim čia į korteles, tai yra žmonės laiko tai pakankamai nerimtais dalykais. 6 širdžių būgnų karaliaus Merkurijaus korta, taip? Tai būgnų karalius, reiškia, yra absoliučios naudos korta, nepaisant nieko, nepaisant niekino ašarų, sentimentų, aukų ir taip toliau. Tai yra aukščiausias naudos korta. Jau aš kalbu štai apie ką. Tam tikrų momentų visa prezidento Zelenskio kova buvo dėl, sakysime, Ukrainos valstybės naudos, ne? Jo paties naudos. Šitoj vietoj viskas sutapo. Ir žiūrint į transplutinę rezultatyvinę poziciją, jis vylėsi gausias pelnytą atlygį. Jis viską buvo išskaičiavęs taip, kas jam yra naudingiausia. O pažiūrėk apatinę po būgnų karalium kortelę. Taip, kad atvirkščiai nieko negaus. Atvirkščiai viską praranda. Praradimo finansinio, taip. Finansinių, materialinių praradimų korta, kada ne šiaip savo žmogus praranda arba valstybė praranda. Iš jo atimama geruoju arba bloguoju.
Devynakiai būgnų turi vieną vienintelę reikšmę - materialinių praradimų korta, geruoju arba bloguoju. Kada aš konsultuoju žmonės, aš sakau, jūs verčiau patys savo rankomis atiduokit, atsisakykit, susitaikykit su šitą situaciją. Nori, nenori, tai Bus iš tavęs. išlaidos arba bus netekimas, taip. Taip, tai iš jūsų bus paimta. Aš tai dar sakyčiau, va, pagal tą metinę kryptį, va, kur rodo pikų dama ir šalia devinakė kryžių, kad jis labai susikoncentravęs į save, šiaip kaip ir stiprus šiuo metu, bet va, ta stovinti devinakė kryžių kaip įrodo, kad ateina kažkokia pabaiga arba tiesiog turi keistis mąstymas žmogaus, filosofija. Taip, Tu nuėjai komentuojančią kontekstinę kortelę ir viską tu čia pasakei teisingai. Reikia nustot vadovautis jausmais, nustot vadovautis emocijom. Kodėl paaiškinimas stovi metinė korta pikų dama. Va, kuo virsta žmogus ir kokia iš tikrųjų pati svarbiausia metinė korta. Pati svarbiausia metinė korta - neduok Dieve nei vienai šaliai, nei vienam žmogui. Pikų dama yra našlės korta, gedulo korta. Vienišumo net galima sakyti šiek tiek. Vienišumo korta. Bet su savimi. Vienišumo korta, sakysim, bent jau asmens atžvilgiu, bet iš tikrųjų tai yra gedulinga, tai korta praradimų, netekčių. Kaip mes traktuojame našlę? Tai yra žmogus, tai yra moteris, kuri prarado kažką labai brangaus. Tiesa? Taip, kažko neteko. Kažko neteko, kažko labai labai svarbaus, kas žiauriai duoda per jausmus, per emocijas, todėl šalia pikų damos iškilta devynakė kryžių. Trinktelna per jausmus, per emocijas, arba, sakysime, bent jau liepia jas suturėti, suvaldyti, kas čia gali ką suvaldyti ir kas čia gali ką sudaryti. Ypatingai, kai jinai va šitą pikų dama persikėlė irgi tą Magic Crown, spaudžia, va, stovi viršutiniai pozicijoje, po apačia va, atsiranda septynakė kryžių, kur rodo įtampą ir baimę, nerimą didžiulį, ir dėl ko apačioje atsiranda jo valdoma kortelė 10 būgnų. Mums su tavim aišku, kad visa tai bus prarasta. Taip. Bet čia dar ne viskas. Prarasti tik pinigus, tik valdžią, tai dar nėra baisu. Pasižiūrėk, prašau, reiškia, ką jam rodė, sakysime, pasąmonė, ką mums kartais, mums patiems asmeniškai sufleruoja mūsų vidinis balsas. Štai šitą? Apie šitą? Ne, mėnulį pasižiūrėk. Mėnulį šičia? Penkiakė pikų? Taip. Tai kad bus pokyčiai? Ne šiaip savo pokyčiai. Stiprus, kardinalūs pokyčiai. Ir šalia stoja būgnų valetas, Amerikos kortelė. Jis sako, vardan savęs ir savo gyvybės tu persikel gyvent kitur. Bėk, tiesiog bėk. Keisk vietą, kaip labai paprastai kalbant, keisk vietą. Nes pokyčiai darbe. Labai paprastai šnekant, dingtų iš čia. Ir tau tai būtų naudingiausia. Va, ką šneka šitą kortelį, emigracinė kortelė, emigruok, išvažiuok. Tai čia šneka pasąmonė. Bet šita pasąmonės programa, tu žinai, kad gyvenime mes nebūtinai paklausome tai, ką mums patiria mūsų vidaus intuicija arba mūsų egoistiniai norai. Dar yra ir aplinkybės, o aš to sakiau, kad jo visas šių metų likimas priklauso nuo išorinių aplinkybių. Ir tada mes keliaujam toliau. Štai čia, ne į šitą juostelę, išorinę. Ne, dar yra tuką nusileis, kur yra nuo birželio 30. Jupiteris. Jo, Jupiteris. Jupiterio periodas, taip. Va, penkiukė širdžių.
Taip. Rodo, kad jisai rodo, kad bus kaip atkirtis nuo kažko, atsiskyrimas. Jis bus atskirtas, izoliuotas geruoju arba bloguoju. Arba legaliai per rinkimus, apie kuriuos ten šneka, kuriuos kažkas ten verčia daryti Ukrainą karo metu ar neverčia, nesvarbu, jis bus atskirtas. Reiškia, šita kortelė dažniausia kaip pasireiškia žmonių gyvenime. Arba žmogus patenka į ligoninę, arba pats savo noru atsiskiria nuo aplinkos. Taip. Arba būna patrauktas. Arba būna net išimtas iš gyvenimo. Taip. Tai prognozija labai dramatiška ir labai liūdna, kadangi matydamas penkiakiškių atskirimo izoliavimo kortelę, aš pradedu suprasti, ką man sako kosmograma. Labai daug jėgų, politinių, geopolitinių jėgų, kurioms šita kortelė, konkrečiai dvekiai būgnų, maišo dėl vienokių ir kitokių tikslų. Ir ką jie besamprotautų patyliukais, užkuliusius ar dar ką nors, visi prieina vienos išvados. Reikia šitą žmogų izoliuoti bet kokiu atveju. Apie tai šneka, kad toks yra sutarimas pikų karalius. Taip, aš matau tą pikų karalių. Galim sakyti tiesiog, kad tas žmogus trukdo. Ir dabar kokios jo savybės trukdo? Nu kaip, užsispyrimas jo. Visiškai teisingai. Užsispyrimas trukdo. Jis užsižaidė savo rolį, savo vaidmenį ir jis nori, sakysime, spektaklį užbaigti taip, kaip jis nori užbaigti. Nepaisydamas. Nesigilint, tiesiog mes skaitom, ką matom, kortelę tiesiog skaitom. Kad taip, užsispyrimas dar stovintis, užsispyrimo kortelė stovinti šio Jupiterio periodu rodo tikrai, kad, ir stabilumą, aišku, rodo, kad jis nenori keisti nieko. Jam labai ir sunku tiesiog tą padaryti. Bet įspėjimas. Mes nežinom visų aplinkybių, mes nežinom visų motyvų ir mes net nelendam į galvą, mes tik pažymim vieną poziciją. Jo užsispyrimas palikti viską taip, kaip yra, jį atskirs, jį izoliuos, atneš labai negeras permainas. Ir kokias permainas? Rugpjūčio mėnuo. Tai taip, rugpjūčio mėnuo, štai stovi septynakė pikų. Septynakė, ne tik baimės, čia yra didžiulės traumos. Tai kada Saturno pozicijų iškrenta septynakė pikų, dažniausiai tai yra ne šiaip sau, sakysime, liūdnos aplinkybės, tai yra avarija, tai yra fizinis susidorojimas su žmogum. Arba jis pats kelia rankas prieš save, arba prieš jį kelia rankas, arba jis pakliūna po šiukšlių išvežimo mašiną. Trauma. Fizinė trauma. Jo, tai yra ne dvasinė prasme žmogus šalinamas, bet fiziškai šalinamas. Ypatingai, kai irgi labai pirmoji toj mažoj pozicijoje atsiduria širdžių valetas. Taip, čia liečia jį patį. Taip. Taip. Ir po to yra dvekė širdžių, jo kūnas, jo sveikata ir taip toliau. Labai tokia įtempta, liūdna prognozė. Aš galbūt daug kartų norėčiau, kad, kada, sakysime, darome prognozes, kad būtų viskas kitaip. Aš nieko nebenoriu šnekėti šitoj kosmogramą, nes, kaip ir priėjau tašką. Kodėl sakau tašką? Nes dangiškam scenarijui, reiškia, pasižiūrėk, paskutinė kortelė yra septynakė pikų. Taip, va štai čia. Iš išorės. Taip. Teisingai, taip. Tai, o dabar būk miela, reiškia, mes jau žinom, sakysim, prognozę pagrindinio asmens, o dabar bent jau kelias minutės reiktų pasižiūrėti, reiškia, į visos šalies kortelę. Teisingai, nesuklydau, Ukrainos yra dvekė kryžių. Nesuklydot. Gerai. Dvekė kryžių. Taip. Nes aš dar buvau valdant
padarius. Ką Taip. mes matome, sakysime, Nu, čia liūdnai, aš irgi vakar truputėlį analizavau, tai irgi va, iš karto atkreipiau dėmesį, kad metų kryptis stovi va, Zelenskio pačio kortelė, prezidento Zelenskio, taip. stovi Plutonė aukos kortelė. Na, va, nuo Plutono ir pradedam. Taip. Kaip bevertintume tą periodą, tą karą su Rusija, Ukrainos, Taip. nesvarbu nei pradinės priežastys, nei galų gale, mums svarbu tik kuo vis tai baigėsi, kaip jaučiasi šalis. Šalis jaučiasi kaip auka, kaip paskersta, kaip paaukota. Nu, aš ir nenusižengiu nei vienam, kaip sakyti, Taip. principui, nei simbolių aiškinimų, nei čia yra aukos kortelė. Auka gali būti visokia. Ir materialinė prasme, ir dvasinė prasme. Kokia tik nori prasme, čia yra auka. Taip. Nuskriaustas žmogus, nuleistas kraujas, sutriuškintas. Nu, nėra čia ko man toliau skleisiu tų visokių sinonimų ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, čia yra labai, labai, labai bloga kortelė. Čia principai yra mirties kortelė trigubo širdžių valeta. Čia ne šiaip savo kažkokiu periodu, kažkokiam fragmente, kažkokiam kontekste. Čia ištisai yra labai, labai negerai. Nu, kaip jeigu apie žmogų kalbėti, tai galima sakyti, kad jį aplinkybės įspraudžia į tokią situaciją, kuris jaučiasi kaip įkalintas. Tuo metu nieko negali pakeisti. Jis nieko negali pakeisti, kad ir kas jam būtų brangu, kad ir kiek jis būtų skatinamas prarasti, jis turi viso to atsisakyti vardan ateities. Vienintelė optimistiška širdžių valetų interpretacija yra tokia. Arba rautis plaukus, žudyti save, žaloti ir taip toliau, arba susitaikyti su neišvengimu kažkokiu labai brangių vertybių, principų, teritorijų ar dar ko nors praradimu vardan ateities. Vienintelis šansas išgyventi. Nu ką padarysi, kad tai tokia situacija yra? Jo, ir kas čia lemia tas mirtiną tą situaciją, pasižiūrėkite į Magic Crown. Tai čia. Vakas. Trumpo kortelė vėl, mes ją matome akivaizdžiai. Taip. Truputį apačioje buvo periodas, buvo Bideno kortelė. Neatsimenu Bideno kortelės. Aš žinau. Kokia? Širdžių karalius. Širdžių karalius. Taip. Ir viršui pabaiga. Ir visa šita kombinacija duoda pabaigą. Pabaigą. Jo, mes gyvenam 2025 metus, sudėjus gaunam devynakę, o 33 Ukrainos gyvenimo metai yra karminiai metai, kada tu dabar atsakysi už viską, už visą tą ką likimas pareikalaus, nes 33 yra 6. Taip. Tai yra atsiskaitimo metas. Pačia plačiausia prasme. Ir labai gerai dar tą parodo, štai čia išoriniai eilutėje stovintis pikų karalius, kad bus pareikalauta atsakomybė. Taip, be jokio kitaip. Ir dar stovintis va irgi šešiakė pikų rodo lygiai taip pat, kad tai tiesiog nulemta yra. Tiesiog nulemta. Dabar kokia pabaiga, tau jau yra parašyta viršutiniam dešiniam kampe. Šešiakė širdžių? Taip. Taip. Kaip irgi šešetas likimo nulemta rodo. Jo. Kad ateina taika? Ateina taika. Čia labai gerai. Čia labai gerai. Bet yra vienas bet. Nu koks? Pikų valetas Neptūne. Štai čia. Taip. Manipuliacijos. Manipuliacijos, svetimųjų įtaka. Manipuliacijos ir labai stipri emigracinė korta.
Duok Dieve, kad tai būtų žmonių grįžimas atgal į savo tėvynę. Tai yra tie, kurie šiandien įsisklaidė po pasaulį, po Europą, prisiglaudė kitose šalyse. Duok Dieve, kad tie žmonės rastų progą arba būtų sudaryta proga jiems sugrįžti atgal. Bet kaip ir keturakė būgnų mažytė stovinti, rodo, kad galbūt namai, žmonių namai, nekilnojamas turtas. Tai, kas žmogui svarbiausia. Įdomu. Tai, kas žmogui svarbiausia. Taip, tiesa. Tai, kas žmogui svarbiausia, o Ukrainai kaip šaliai kas svarbiausia, turėtų būti jos žmonės. Taip, susigrąžinti savo žmonės. Tai šita keturakė būgnų rodo, kad vis dėlto valstybė išlieka. Pagrindas po kojom yra. Taip. Taip, pagrindas po kojom yra, valstybė vienaip ar kitaip ar apiplėšta, ar padalinta, ar dar kažkas, nesvarbu, jinai išlieka. Tai vienas dalykas. Ką padarys tie manipuliatoriai, tie aktoriai, artistai ir taip toliau veikiantys, reiškia, pikų valetas, aš čia nesiryžtu pasakyti, čia yra, sakysim, tokia tamsi geopolitinė tema. Nelieskim šitos, nes vis tiek galima sakyti pagal Plutono tą poziciją, kur yra širdžių valetas, ir rezultatą Plutono, kur stovi trekė širdžių, kaip įrodo, kad bus dėrybos, bus deramas 3 šalių. Ir Taip. kryžių devinakė tikrai rodo pabaigą, kad ateis pabaiga, o viduje širdžių dama jūs galėtumėt paaiškinti. Kaip bus? Kad daug emocijų bus? Nedaug emocijų, bet daug pralieta kraujo. Širdžių dama taip paaiškinat šitai vietai. Daug kraujo pralieta. Taip, labai labai daug pralieta kraujo. Vienas dalykas, ir truputėlį atkreipsiu dėmesį, kada prasidėjo patys svarbiausi įvykiai, kada buvo, sakysime, nutrauktas procesas. Žiūrėk, gruodžio 6 dieną. Aha, taip. Gruodžio 6 dieną mes pamatome dedamas taškas, kada visiems paaiškėjo, kad vis dėlto rinkimus Amerikoje laimėjo Trumpas. Taip, štai išorės ateinanti jo kortelė. Taip. Vienas dalykas, ir jau sausio 28 periode iki kovo dedamas taškas, kaip jaučiasi šalis. Žiūrėkit, 5 kryžių, jie nežino, kaip pasielgti. Neramus. Neramus, nežino, kuriuo keliu nueiti, susipriešinimas. Tai yra daugybė tendencijų, daugybė intelektualinių srovių, kitokių dalykų. Va čia išvis neaišku, kaip pasielgti, kaip aš tiesiai kartais pavadinu bepročio kortelį. Labai kelia daug emocijų, aš tai rodau 7. Žiauriai daug emocijų ir jokio racionalaus, protingo sprendimų čia nėra. Nors vis tik, jeigu žiūrėt pačią periodo pabaigos kortelę, keturakė kryžių, tai kaip ir bus prieis to stabilumo ir to. Prieis to stabilumo, bet matai, kas dedasi toliau. Toliau ji lieka viena pati su savimi. Na štai čia, taip. Ji lieka viena pati su savimi ir nebūtinai jinai patenkinta tom išvadom, tom sutartim, kurios, reiškia, bus ar jai primestos, ar jai bus priversta pasirašyti. Aš tai netgi skaičiau, kad kažkokia kaip rodo atskirimą, na tai galbūt teritorijos kažkokios atskirimą, kas Savaime suprantama, tai gali būti padalintos teritorijos, tai gali būti, apskritai gali, kaip sakyti, išmesti šitą šalį pasaulį iš savo dėmesio, atskirti, nustoti galvoti apie tai, nustoti rūpintis. Na, kažkokia netektis, sakysim, yra. Taip. Atsiskirimas, netektis, kas kels tikrai daug nerimo. Ir čia labai nevienareikšmiška kortelė. Kodėl? Todėl, kad 7 kryžių
jos nori savo pelnyto atlygio, o matyto atlygio negaus. Kodėl negaus? Sekantis periodas gegužė, apverkimas. Va kodėl aš traktavau širdžių damą kaip pralieta daug kraujo. Matot, rodoma širdžių dama motinos korta. Šalia jo stoja mažyti šeimos korta. Ir nusivylimo, depresijos. Netgi 2 devynakės, taip. Netgi 2 devynakės, reiškia. Bet tuo pačiu nusivylimas, bet ir pabaiga to nusivylimo. Nu, tai reiks išgyventi. Tiesiog reiks išgyventi. Taip, iš dalies tai lyg ir bus kompensuota, iš dalies lyg ir kompensuota. Klausimas tik kam ir kaip galima kompensuoti visas aukas, sugriuvimų, žūtis ir taip toliau. Išorėje stovi septynakė būgnų, dideli pinigai, kurie, čia sakysim taip, aš šitą situaciją sutraktuočiau labai paprastai. Bus įdomu tik tai viena, reiškia, kas dabar grąžins tos nuostolius, kas juos iš dalies kompensuos, nes tam reikia milijardų. Tai šitą klausimą mes ir neatsakysim, nes stovi pikų valetas ir širma uždengta, kas vyks su širmos. Mes šito nežinosim. Taip. Ir aš sakyčiau, atsakymas į tai čia. Taip. Kai sako, kadangi tai Neptūno periode, vanduo giliai po vandeniu. Giliai po vandeniu. Giliai po vandeniu mes ir nematom. Čia gali ilgai fantazuoti, kurti visokias sąmokslo teorijas ir taip toliau. Tu šito nesužinosi niekada arba bent kurį laiką. Kaip dažniausiai būna su valstybėmis. Štai kodėl labai sunku kartais interpretuoti valstybės likimą, nes daugelis susitarimų jie yra po stalu. Viešai paskelbiami vieni dalykai, o susitarimai yra visai kitų personažų, veikėjų, įtakų, valdžių, galių ir taip toliau, apie ką mes supratimo neturime. O kaip dar pakomentuotumėt štai šitą Mėnulio poziciją? Nes ta dviakė širdžių stovi kaip ir Ukrainos, galima sakyti, emocinė, pasąmoninė būsena šių metų. Gyvo kūno išardymas, sveikata, tai yra tiesiai liečia ne kažkokią, sakysime, teritoriją, pastatus ir taip toliau. Žmonės. O žmonės arba šalį kaip gyvą kūną, kuris išdraskytas, suardytas, kurį pirmiausia reikia atstatyti. Bendrasias išvadas mes padarėm. Pagal mane, pagal mūsų abu, vis dėlto ateina taikos periodas, apie tai liudija šešiakė širdžių. Taip, čia stovinti šešiakė širdžių. Jo, vyksta trišalės derybos. Taip, derybų kortelė. Jo, ir visam tam paradui inicijavę šitą taikos procesą yra Trumpas, jis irgi matosi, Trumpo kortelė. Ir visų šitų procesų pabaiga devynakė pikų. Jinai aiškiai stovi. Prie ko lieka, kaip burtininkai sako, kartiožininkai sako, Ukraina, lopyti savo sveikatą, lopyti savo kūną. Ir dabar teks pasirūpinti tais, kurie liko gyvi, tie, kurie yra be pastogės, be vandens, be elektros, kryžių damų, tie pažiūrėk į vidinį ratą, reiškia, taika, triakė širdžių derybos ir kryžių dama. Taip. Kryžių dama tai ta Dievo motinos kortelė, kuri pasirūpina tais, kurie šiandien nieko neturi, neturi sveikatos, neturi namų, neturi pastogės, kuo turės susimti Ukraina. Mes kalbėjome, mes tiesą sakant, nekalbėjome apie pačią Ukrainos kortelę dviakės kryžių. Aš tik pasakysiu vieną pastabą. Dviakės kryžių turi paslėptą kortelę pikų tūzą. Kaip karminė kortelė, taip.
taip, pikų tūzas, o tas pikų tūzas labai nevienareikšmiškai ta mirties kortelė traktuojama ir ukrainiečių klasikinė literatūrų, ir kitų, sakysim, samprotautojų apie šalis, kaip apie žmogų su tam tikru charakteriu. Tai yra savižudybės kortelė. Tie pliūpsniai žiaurumo, smurto ir taip toliau, aš manau, kad jiems patiems yra būdingi. Jiems patiems yra būdingi ne daugiau ir ne mažiau negu kad priešiškai pusė. Nu, pikų tūzas labai yra mistinė kortelė. Va šita visa astronumerologinė sistema, kad viskas ratu sukasi, visi gyvenimai, likimai. Taip, mums čia beliko tik tai įjungti, sakysime, kažkokius kitus ankstesnius valstybės periodus ir mes būtume gana lengvai arba remdamiesi tų tyrinėtojų patirtim, kurie, sakysime, pabandė surasti istorinės paralelės istorijos Ukrainos likime. Tų pasikartojimų jie surado pakankamai daug, aš negrįšiu prie jų ir neiliustruosiu, bet man tik gaila vieno dalyko, kad žmogus nepasimoko arba tauta nepasimoko. Čia mes turėtume kalbėti apie... nepasimoko visi. Taip, tai yra vienintelis tikslas naudojimo šitų simbolinių sistemų ir taip toliau, nes jos labai akivaizdžiai rodo, kas kartosis, kokios savybės kartosis, ko reiktų išvengti arba ką reiktų apmastyti. Gintarai, čia kaip užburtas ratas, ne mes kaip voverė, bėgam ir bėgam tam rate visi. Vis kažko neišmokstam. Tai jau kalbant aplamai apie žmonės. Nu, vienas dalykas, žmogui labai sunku mokytis, kada jisai nežino, kas jis pats yra. Tada neaišku, į ką jam reikia atkreipti dėmesį. Nes ta pati savybė vienu periodu gali būti teikianti pranašumo, džiaugsmo gyvenime ir taip toliau. Lygiai ta pati savybė kitame periode gali pradėti trukdyti gyventi, sugadinti sveikatą ir taip toliau. Žmogus turėtų išmanyti visus, žmogus, šalis, visas savo sudedamasias dalis, iš anksto nevertindamas, kas pas jį yra labai gero, labai blogo. Simboliai tuo yra pavojingi, tuo yra sudėtingi traktuoti, kad jie iš karto duoda kelias versijas. O kaip jos realizuojasi, mums parodo gyvenimas. Todėl mes nenori turim sutikrinti tos kortelės veikimą su konkrečiu periodu. Šiuo atveju, va šitoj temoj, daug nuostabių sutapimų. Neįtikėtinai daug, tikrai. Čia net nesutapimai, čia yra, kaip pasakyti, nulemta. Paliudijimai, patvirtinimai. Sakau, vakar net vakare juokiausi, reiškia, galvoju. Šitą Chaldėjos karalystėje sugalvotą sistemą kažkada, reiškia, tarsi vakar kažkokį, reiškia, komisarai Kremliui sudarė. Iš kur ten ženkliukai Trumpo, ten ir derybų ir taip toliau. Ir netgi ta 9 gegužės. Čia man buvo absoliutus akibrokštas, bet aš nieko negaliu padaryti, reiškia. Ne pats aš sustatinėjau tų simbolių judėjimą ir čia mano nagų niekiek nėra, čia reiškia. Aš nesudėlioju tų kortų pats atsitiktinai, aš jų netraukiu iš kortų kaladės, veikia algoritmas, reiškia. Tai, kad tas algoritmas parodo iš tikrųjų, kas vyksta, tai yra ir nuostabu, ir negera. Mes galim, pavyzdžiui, sakyti, aš jau dabar nedalinu to ekrano, bet galim sakyti trekė būgnų. Gerai, jeigu ne kaip Trumpo kortelę traktuoti, tai vis tiek ją traktuoja ir kaip derybų kortelę, nes trekė būgnų tai yra finansinis išradingumas, tai yra patys geriausi derybininkai, bet kuriuo atveju. Bet žmonės gimė, tai vis tiek galima sakyti, kad vienaip ar kitaip rodo, kad bus derybos dėl kažko. Jūs teisi, bet atkreipkite dėmesį, kad dažniausiai trekė būgnų pradeda veikti ir žmogaus gyvenime, belia kurio žmogaus gyvenime. Tik tada, kada jau nėra kitos išeities, kada, sakysim, tam tikras periodas, tam tikra evoliucija prieėjo savo pabaigą. Aš manau, kad
net irgi tie globalistai, kurie pasirinko vis dėlto palaikyti Trumpą, jie supranta ir žino, sakysim, Amerikos padėtį, jos ekonomiką, jos ir ligšiolinę raidą, kaip jau nebegalinčią gyventi be permainų. Šiek tiek šaipydamasis, aš manau, kad Amerika šiandien išgyvena tokį patį drastišką, kontroversišką, dramatišką periodą, kaip išgyveno Tarybų sąjunga Rusija 89 metais. Kada kažkam atrodė, kad jie žino, kur eina, Gorbačiovui tai pavyzdžiui atrodė, bet niekas aplink nesuprato, kas vyksta, kaip keičiasi sistema, kaip, sakysim, nueidinėja ta komunistinė administracija, ateina kitokia administracija. Griūna, kas sena ir kažkas kyla nauja. Taip. Jo, tai lygiai tokia pati situacija arti pilietinio karo yra Amerikoje. Vieni Trumpą labai palaiko, kiti labai nenori jo, nemėgsta ir kovos su juo ir taip toliau. Aš noriu pasakyti, kad triakė būgnų atsiranda tada, tas finansinis, netikėtas, dieviškas išradingumas atsiranda tik tada, kada jau nebegali gyventi taip, kaip gyvenai. Taip negali gyventi nei Europa, nei Amerika, nei Ukraina ir galų gale nei Rusija. Vadinasi, permainos neišvengiamos, jos drastiškos, jos kiekvieną dieną netikėtos, niekas negalėjo to prognozuoti ir mes su tavim galim paprognozuoti. Atsiprašydami tik tai, kad ne taip drąsiai prognozuojam, kaip galėtume dar daugiau pasakyti. Nu tai tiesiog kai ką reikia. Turbūt ta prognozė mūsų yra ne kaip prognozė, mes tiesiog norim parodyti, kokia tiksli šita sistema astronumerologinė yra. Mes norim parodyti, kad yra vis dėlto instrumentas arba instrumentai, kokius turi, sakysime, bankininkai, sociologai, kitų amatų profesijų žmonės, kurie negali gyventi be šiokios tokios prognostinės sistemos. Mes negalim gyventi be kalendorius. Mums kažkas turi pranešti, ne? Kad rytoj ten, sakysime, yra trečiadienis. Na taip. O šita sistema, tai ne tik, kad kaip prognostika, jinai labai įdomi savo tikslumu. Be galo. Jinai atveria labai daug galimybių ir ginčytis, ir prieštarauti. O man nenuostabi tuo, kad kada aš kalbuosi su žmogumi, aš matau tik abstraktų pavidalą, sakysim, tos kortelės, aš galiu tik sąžiningai pasakyti abi pusės simbolių. O žmogus man paantrina arba konkrečiai pasako, kaip jinai tiksliai realizavosi. Kurioj pusėje, kurią pusę pasirinko, šviesią ar tamsią kortos pusę? Taip, todėl šitiems dalykams reikalingi pokalbiai, reikia susitikrinti su realybė, su tikrovė, su gyvenimu. Jeigu mes negalėtume to padaryti, tai, sakysim, mūsų tos pokalbius galėtų nurašyti kaip visiškus vėjus, nesąmonės, nusikalbėjimus, kaip vieną iš versijų, reiškia. Bet kadangi mes galim sekti šitos sistemos atskleidimus padieniui, pasavaičiui, kiekvieną mėnesį, reiškia, galim sugrįžti, jeigu kažką pamirštame į ankstesnius metus. Galima atsekti labai panorėję pradžią kažkokio proceso. Ir matome vienokią ar kitokią pabaigą, vienokio arba kitokio proceso. Štai. Štai taip. Tai ką, Gintarai, ačiū Jums tada labai už šitą analizę, už šitą mūsų pokalbį. Ačiū Jums už laiką, už pagalbą skaitant šitas kosmogramas. Vilkimės, kad žiūrintiems ar klausantiems mus bus įdomu. Bus įdomu. Pažiūrėk. Gerai, tada sakau, iki susimatymo kitam kartui. Iki, Viktutė. Iki.